Sharon Walton. Parodykime vaikams tikrasias vertybės. Nesvarbu, ką padarei ir kur buvai, aš visada mylėsiu tave nesibaigiančią meilę. Gal dar negirdėjote šių žodžių iš Dievo lūpų, tačiau jie nepaneigiami. Apie tai kalba visas šventasis raštas. Kai paauglystėje sėdėjau viena baltoje vaikų psichiatrijos skyriaus palatoje, šie vilties žodžiai prasiveržė pro kurtinantį skausmo, nesaugumo ir gėdos triukšmą. Galbūt aš buvau pasiekusi dugną, tačiau ten aš radau Jėzų. Maloningasis Dievas panaudojo tą laiką, kad atvertų mano akis tiesai, jog suvokčiau, kad mano vertė, mano tapatybė ir tikrasis džiaugsmas slypi ne manyje ar aplinkui mane, bet vien tik Kristuje. Tai ne tik pakeitė mano gyvenimo kryptį, bet ir suformavo kelią, kuriuo vedu savo vaikus. Daugelį metų stebėdama, į kokias kovas įsivelia, su kokiais sunkumais susiduria mano vaikai, taip pat aptikau klaidingos tapatybės apraiškų. Tikroji tapatybė ir vertė. Kiekvieno mūsų vaiko širdyje žioji skylė, kuri turi būti užpildyta. Jie trokšta būti pažinti ir mylimi, kaip vyresnysis ir jaunesnysis broliai Biblijos pasakojame apie sūnų Palaidūną Luko Evangelijoje. Šis palyginimas parodo, kaip mūsų širdys ieško pilnatvės ir vertės, bet dažnai dėja šalia dangiškojo tėvo, o ne jame. Vienas sūnus pilnatvės ieškojo už savo ribų, kitas savyje. Nors atrodo, kad brolių širdies pozicija ir elgesys skyrėsi, tačiau abiejų motyvacija buvo vienoda. Jie abu troško priklausyti, ilgėjosi pilnatvės ir norėjo būti laimingi. Jeigu mes pažvelgtume giliau į savo vaikų širdis, kas slepia jų emocijos, troškimai, sunkumai, išdidumas ir nesaugumas, atrastume lygiai tokią pačią motyvaciją. Nesvarbu, ar jie linkę ieškoti vertės savyje ar jo supančiame pasaulyje, širdies problema išlieka ta pati. Ir viena, ir kita slepia nuodėmingą nepriklausomybės giją, susipinusią su Dievo įdėtų troškimu būti pažintiems, mylimiems ir atrasti pasitenkinimą tame, kuris juos sukūrė. Bėgant metams, išgyventi iššūkiai atskleidė vieną bendrą mano vaikų ilgesio temą. Dažniausiai jų nerimas kyla ieškant savo tapatybės ir vertės vienu iš 3 būdų. 1. Tobulumo siekis. Mūsų vaikų emocijos ir iššūkiai gali kilti dėl jų bevaisio tobulumo siekimo. Kaip ir vyresnysis brolis palyginime apie sūnų Palaidūną, jie stengiasi būti įvertinti dėl savo nuopelnų. Tačiau nerealistiškas tobulumo siekis sukelia tik baimę patirti nesėkmę, bjaurėjimąsi savimi, kai jiems nepasiseka, ir pasmerkimą. Kai pastebime šią savo vaikų kovą, kreipkime jų dėmesį į išlaisvinančią Evangelijos tiesą, primindami, kad tobulumą rasime ne ten, kur sudėjome viltis, o Jėzuje ir jo dovanotame tobulame teisume. Evangelijos dovana nėra skirta neklystantiems, ji skirta tiems, kurie žino, kad yra nuodėmingi, ydingi ir suvokia, jog jiems reikia Jėzaus atleidimo bei malonės. Efeziečiams laiške rašome, juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nesigirtų. Tikėti Jėzumi reiškia pasitikėti jo ne tik dėl išgelbėjimo, bet ir dėl to, kad jo malonė padengia mūsų ribotumą ir žmogiškumą. Mes ir mūsų vaikai galime būti ramus, nes Jėzus žvelgia į mūsų meilę ir susižavėjimu, o nesmerkdamas. 2. Klestėjimas. Klestėjimas žada mūsų vaikams laimę, saugumo, komfortą ir žavėjimąsi. Tad kur problema? Tai tarsi lenktynės, kuriuose kažkas vis perkelia finišo juostą tolyn. Mes siekiame laimės, tačiau pasiekę pamatome, kad ji nesuteikia to, ką žadėjo. Visgi mūsų vaikai žino, jog jie dėvi dėvėtų drabužių parduotuvėje pirktus džinsus, kad jų draugas 16 gimtadienio proga dovanų gavo automobilį ir kad visi jų draugai, išskyrus juos pačius, turi naujausius išmaniuosius telefonus.
Mes turime privilegiją padėti savo vaikams pamatyti, kad nepaisant to, ką jie turi, niekas neužpildys tos jų viduje žiojančios tuštumos. Tai ertmė, kurią užpildyti gali tik Dievas. Mūsų vertė nematuojama pagal tai, kiek ir ko mes turime, tačiau kultūroje, kurioje kūrinys yra labiau garbinamas už kūrėją, o dovanos labiau už dovanotoją, mes galime padėti savo vaikams pamatyti, kad įsigiję dar vieną naują daiktą, jie netaps vertingesni ir laimingesni. Kai galiausiai jie ras savo tapatybę ir džiaugsmą Jėzuje, tuomet bus laisvi džiaugtis ir jo teikiamomis dovanomis, o ne ieškos jose laimės ar savo vertės. 3. Populiarumas. Mūsų vaikų tapatybės suvokimas gali būti susietas ir su troškimu būti priimtam. Jie trokšta būti priimti bendramžių ir jausti brolių, seserų, komandos narių ir sekėjų socialinėme tinkle palankumą. Kartais jie taip nerimauja dėl to, kaip į juos žiūri kiti, kad suteikia žmonėms galią nuspręsti jų vertę. Tai mūsų visų bendra kova. Tačiau mes galime padėti savo vaikams atskirti tikėjimą nuo emocijų. Jei paaiškinsime, kad troškimas būti vertintam nėra blogas, tik klaidingas, galime nukreipti juos į tiesą, kad juos myli, pažįsta ir vertina visą žinantis dangiškasis tėvas. Izaijo pranašystėje sakoma, ar gali moteris užmiršti savo kūdikį, nepasigailėti savo sūnaus? Jei jį ir užmirštų, tačiau aš neužmiršiu tavęs. Aš įrašiau tave į savo rankos delną, tavo sienos visada prieš mano akis, sako Dievas. Vaikai yra brangus ne dėl to, kad yra mieli, talentingi ar pranašesni už aplinkinius, bet dėl to, kad yra nuostabiai ir baimę keliančiai Dievo sukurti. Garbė iš kitų žmonių yra trumpalaikė, bet Jėzaus meilė yra besąlygiška. Mylinti Viešpatie širdis. Mes turime privilegiją mokytis kartu su savo vaikais. Kartais ir mes, tėvai, pamirštame, kad savo tapatybės, vertės ir laimės nerasime savyje ir aplink mus. Tačiau mūsų Dievas nėra tas, kuris piktai grumoja mums kumščiu. Jis, dangiškasis tėvas, kuris ištiesęs rankas laukia mūsų, norėdamas pripildyti mus džiaugsmo, suteikti mums saugumą ir poilsį, kokį tik jis gali suteikti. Nesvarbu, kaip toli mes ar mūsų vaikai nuklydome, kaip stipriai įsipainiojame į savo išdidumo pinklės ar laimės atskirai nuo jo paieškas. Jėzus yra pasiruošęs atleisti ir priimti į savo namus. Kokią brangią dovaną mes suteikiame savo vaikams, parodydami dangiškojo tėvo širdį. Kaip sakė Jonathanas Edwardsas, nėra tokios didelės ir nuostabios meilės kaip ta, kuri dega Kristaus širdyje.